žaidėme, galbūt ne pačias geriausias varžybas, bet pergalė yra pergalė. Ir 2 taškais, laimėjom prieš Unikaką, vis tiek ne pati silpniausia komanda. Manau, tai yra labai svarbi pergalė mums kovojant toliau dėl top 16 ir ypatingai svarbi psichologiškai, kadangi sirgalim tiek visiems ir buvo šiek tiek pralaimėjimai. Ačiū Dievui, iškovojame tą pergalę ir žengėme žingsnį pirmyn, tikėkimės nesustobulį. Ir kiekvienas varžybas einame, atrodo, sukovoti, šį kartą pavyko. O kaip pats žaidimas, ar jau tenkina, jisai gerėja? Na, aš manau, kad žaidimas niekados į galą netenkinti, visą laiką galima kažką padaryti. Kaip ir šiandien, pirmavome 13 taškų, laimėjome tik tai 2, tai tokios duobės nedžiugina, manau, kad tai reikia ištaisyti. Šiandien Žalgirio arena buvo bene triukšmingiausia per visą tą laikotarpį, kiek čia Žalgiris žaidžia šiandien sezone. Kokios emocijos buvo tada, kada dreba viskas? Iš tikrųjų nerealios ir aš manau, kad visų pirma ta arena buvo tokia triukšminga, kadangi visi mūsų buvo pralaimėjimai, visi išreiškė tas tokias emocijas. Ir nežinau, po pridėjimo, po tritaškio įmes, tai tiesiog šurbuliukai bėga ir bėga. Aš net nesupratęs prie laikas, teks įprast.